Čia komentuoja vienas protinguolis. Nu, gal šiaip žmogus nesupranta, tai reikia paaiškinti, dėl to tą video ir darau, ar ne? Paskaitau. Man įdomu, ar reikia didelio proto sudėti visur skelbimus, nebent pensininkams, bet ir tie, kur vaikų turi, gali sudėti visur skelbimus. Dabar yra skirtingi dėjimo būdai. Taip, jis teisus, va šitas komentuotojas, jis gali sudėti, pats gali sudėti tam tikrą kiekį. Ar ne? Tai trunka maždaug apie 2 valandas sudėti kažkur, jeigu intensyviai žmogus, kuris atkalęs jau sistemą, kaip ten dedasi, ne pirmą kartą dėlioja, tai jisai gali sudėti per 2 valandas skelbimus. Į 15 maždaug portalų yra tenais mokami, nemokami į visus, ar ne? Taip ten papostinti gali Facebook'e ir padaryti TikTok'e video ir slideshow TikTok'e taip pat gali padaryti, ar ne? Per porą valandų. Tada kame yra išvis komandinio reklamavimo paslaptis? Ko nežino jisai? Tai esmė tokia, kad tu tai padarėjai per 2 valandas. Ir jeigu tu nebedėsi daugiau dėmesio į socialinius tinklus, viskas prapuls nuo akiračio. Socialiniuose tinkluose reikia dirbti komandiniu principu arba pirkti mokamus adsus šitos Facebook'o. Pas mus irgi žmonės perka tos adsus. Tai tie, kas moka jos reguliuoti, sustatyti, ne? Tai yra variantas, arba tu sėdi su 10-15 Facebook'o accountų ir postini grupės, visokias įvairias Lietuvos grupės, užsienio grupės, lietuviai ten Norvegijoje, lietuviai Anglijoje, lietuviai visur, ten reikia postinti. Papostinė, ne? Tada kas pusę valandos, kas valandą tu turi rašyti komentarus. Tai iš vienos, iš kitos anketos rašai komentarus. Rašai ir tada tas postas grupėje laikosi viršuje. Jeigu tu tai nustoji daryti, viskas eina lauk. Ir nebematoma tampa. Tai vat kame yra komandinis darbas. Taip pat yra žmonės, kurie atsiliepinėja telefoną ir derina su tais potencialiais pirkėjais ir suvedinėja į sistemą, kad matytų agentai, va šitas domėjosi, šitas domėjosi, šitas domėjosi. Tai yra darbas, tai yra laikas, tiesiog laikas susitaupo žmonės. Jeigu jie gali tai padaryti patys, tai kurių galų jam reikia samdyti. Nu, tai tegul daro patys. Bet yra žmonių, kurie gyvena kitame mieste, kuriems tiesiog patogu, jie nenori apsikrauti šitais reikalais. Jie žino, kad jeigu jie darys, jie niekada to nėra darę, nu tai jam gal gausis, gal nelabai, arba jau tai darė, jam nepavyko. Tai vienu žodžiu yra tokių dalykų, kad žmonės ne tik pensininkai ir jauni samdo, ir vidutinio amžiaus įvairūs yra tie klientai. Tai, kaip sakant, iš dalies va šitas žmogus teisus, taip, dalis žmonių jie gali patys tai padaryti ir va toks kaip jisai tai padarytų pats. Bet yra žmonių, kuriem reikia pagalbos, kurie nori pamatyti apimtis, įrodymus, kad blemba, šitie dirba rimtai. Ir mes pasirašinėdami sutartį mes parodom kito objekto įrodymus, kaip mes praeitam klientui pateikėm ataskaitą. Va žiūrėkit, čia įprasta mūsų ataskaita. Va tokio masto, va tiek yra skelbimų. Tas žmogus žiūri į tuos skelbimus, į tą kiekį. Jisai supranta, kad jisai užsiknis, jam truks kelias paras, kad padarytų kažką panašaus. Ir tai, ar sugebės palaikyti tą tempą, tas kelias paras. Ar jis turi tam laiko? Nu, jeigu turi, tai tegul daro. Jeigu neturi laiko, tada samdo mumis. Ir ten yra reklamuotojų komanda. Vienas padaro per dieną 3 valandas, kitas 3 valandas, trečias 3 valandas ir tos valandos jos susideda į krūvą. Suprantat? Tai yra reklamos kiekis, daugiau akių pamato, vis daugiau dėmesio pritraukia, vis daugiau žmonių. Kuo daugiau darbo įdės, kuo daugiau reklamuotojų. Dabar turėčiau 15, 20 ar 100 reklamuotojų. Jeigu jie visi pasidalins
Visi pasidalintų per 10 grupių Facebook'e. Įvairių. Tų grupių yra belekiek, labai daug yra. Tai tiesiog stulbinantis efektas. Jūs net neįsivaizduojat, koksai tai geras efektas. Tai būtent dėl to ir reikalingi tie žmonės. Aš, jeigu man reikėtų tai daryti, aš užsikniščiau, aš nenorėčiau daryti. Vieną asistentą pasisamdyčiau, neužtektų jo laiko. Jis nespėtų tiek padaryti, kiek dabar padaro žmonės su komanda. Mes jau bandėm, mes buvom vienam žmogui padavę. Vienas žmogus nepadaro to. Nebent jisai sėdėtų visą dieną. Jeigu jisai sėdi visą dieną, kiekvieną dieną tik tai ir te daro, galbūt vienas žmogus padarys, bet yra paprasčiau, kai yra žmonių komanda. Vienas pasidalina, kitas pasidalina, trečias pasidalina, ketvirtas pasidalina. Yra labai gerai. Tai apie šitą komandinį reklamavimą, būtent apie tokį aš kalbu. Tai va. Gerai, manau, atsakiau į klausimą šitam. Proto nereikia, reikia laiko ir mokėti tai daryti. Tai gali daryti užsienietis, kuris net lietuvos kalbos nesupranta. Jis tai gali daryti, jam tik reikia parodyti, kur kopijuoti, įklijuoti, įdėti nuotraukas. Gali bet kas daryti šitą dalyką. Tik tai reikia laiko ir energijos reikia.